Žvėryno natūralios medicinos centras. Mano istorija prasidėjo prieš 3 metus. Atsitiko kaip ir tikriausia daugeliui gyvenančių žmonių, turėjau didžiulę problemą dėl užkietėjusių vidurių. Kreipiausi, iš pradžių gydžiausi pati, paskui kreipiausi į gydytojus. Atlikau visokiausius žarnyno tyrimus, kolonoskopijas, peristaltikos visokius tyrimus, kraujo tyrimus. Absoliučiai man nerado tarsi ir nieko, tarsi ir sveika, bet gydytojai parekomendavo gerti laisvinamuosius vaistus. Ir aš juos gėriau sėkmingai 3 metus, kol galiausiai vieną dieną taip atsitiko, kad jie man nustojo veikti. Ir tada aš kreipiausi į Jelenos Tulčinos kliniką esančią Kaune. Buvo atliktas maisto toleravimo testas, išvalytas žarnynas, atlikau limfodrenažo 10 procedūrų. Ir dabar aš jaučiuosi kitaip. Ir aš jau dabar išmokau tuštintis pati. Sausa oda, krentantys plaukai. Šiandien plaukai, praėjus mėnesį po visų procedūrų, tarsi ir nustojo slinkti. Oda dar šiai dienai yra, sausėjimas dar yra, bet gydytoja pažadėjo, paguodė, kad tai atsitaisys viskas, atsistatys. Aš turiu vilties pasveikti. Pradėjau tuštintis pati ir oda pradeda atsistatinėti, nustojo sausėti oda, trūkinėti kulnys, plyšinėti rankų pirštai ir slinkti plaukai. Esu patenkinta, kad sveikata taisosi, gerėja. Tai va, čia kas liečia mane. Dabar norėčiau papasakoti apie savo sūnų. Aš jį pajautus dar valymų procedūrų metu, aš atsivežiau ir sūnų į šitą kliniką, nes jisai nuo 8 metų turėjo tokią problemą, alerginę slogą. Kadangi jisai yra muzikalus ir gabus vaikas, lankė muzikos mokyklą ir grojo althornu ir fortepijonu, jam tiesiog būdavo sunku groti, nes jis negalėjo kvėpuoti per nosį. Rytais būdavo didelė problema, kad jis čiaudi, sloguoja, ištisai nosiniai visokie, nepatogu vaikui. Didžiulis diskomfortas, niežėdavo akys, prie nosies, prie akių kraštelių. Tai va, ir bandėm gydytis visokiais nuo alergijų, cheminiais vaistais, bet jie, kadangi mums nepadėjo, tai mes nustojom ir juos vartoti. Ir tada, kai atvykom čia į Jelenos Tulčinos kliniką esančią Kaune, jam taip pat buvo atliktas žarnyno valymas, maisto toleravimo testas ir praėjus mėnesį po visų procedūrų ir pradėjus valgyti teisingai, šiandien jis neturi šitų problemų. Jis neturi alergijos. Aš esu labai dėkinga gydytojai Tulčinai ir visam jos personalui, kurie tikrai labai maloniai su mumis bendravo, padėjo. Ir aš tikiuosi, kad dar teks draugauti, dar ir toliau draugausim.